Sveiki užsukę į mano kanalą, štai pagaliau vėl aš. Štai mes dabar vaikštame iš Žemio iki pietų, tai yra po 11 dabar, arba apie 12, kivis atei kivi. Kivi neapsuk operatoriaus. Kivi, atsiprašau truputį. Tai va, norėjau pasakyti, kad dabar vlogus bandysim filmuoti dviese, tokį šeimininį daryti, bet vis tiek vadinsis Loretos vlogai. Dabar mes išėjom pasivaikščioti, rytinio pasivaikščiojimo, kaip žinot, mūsų šunį reikia judėti, mums taip pat, kaip irgi žinote. Tai va, esame dabar Pušyne. Alytus yra garsus tuo, kad jis yra labai žalias miestas. Čia yra miesto teritorija, negalvokit, kad jau miesto kraštas ar jau už miesto. Šitas Pušynas dar toliau paėjus giliau, ten prieitumėte Nemuną. Nes čia yra tiesiog tas prieimas Nemuno, yra Panemunė, kur mes visą laiką vaikštom. Ir dabar mes ten irgi nueisime iki Nemuno ir eisim 8 kilometrus. Nu jau gal kelis nuėjom. Tai dar liko kokie 5 kilometrai. Gal biškai daugiau, gal 6. Ir dabar eisim tuo įprastu taku Panemunės, bet įeisim į tą Panemunės keliuką per kitą vietą. Tai gali parodyti operatorius, kad čia yra toks kelias, čia yra nuosavų namų kvartalas, vadinamas Panemunės perlu, jau daug kartų sakiau. Tai žmonių vadinamas, o šiaip tai yra Panemunė. O šitas Pušynas vadinamas sanatorijos miškeliu. Čia taip žmonės pavadino. O tai yra dėl to, kad viduje Pušyno yra sanatorija skirta sergantiems tuberkuliozę. Tai dabar ne sanatorija, man atrodo, dabar vadinama ligoninė ir pagydo žmonės, ačiū Dievui, šiais laikais pagydo. Anksčiau būdavo tai tik tai, kad prabūna Pušyne, pakvėpuoja grynu oru ir kaip sekasi, taip ir pasiseka. Kas išgyja, kas neišgyja. Tai va, dabar keliausime toliau. Žiūrėsim, ką šiandien dar galėsim parodyti. Galbūt kažką namuose, galbūt dar kažką pasivaikščiojimo metu ir pasimatysim kitame reportaže. Dabar norėjome parodyti, kaip atrodo Nemunas, kai nukritę medžių lapai. Jis labai didelis. Didelis tai ne tas žodis, turiu omeny platus, dėl to, kad labai daug buvo vandens, lėjo ir pats Nemunas matosi šitoje vietoje tik tai nukritus lapams rudenį. Tai dabar keliausim toliau. Kivis mėgsta lakstyti per lapus, jam mėgstamiausias metų laikas yra ruduo ir nebereikalo kivis yra gimęs lapkričio 22 dieną. Tai va, neužilgo švęsim kivio gimtadienį, sakiau, nupirksiu mažą konserviuką, įkišiu morką, abu žvakutę ir kiviukas mėgsta ir morkytės, ir konserviukus. Tai va, bus jo gimtadienis, jisai nesupras, kodėl jam tą dieną taip skaniai duoda valgyti, bet mes už tai suprasim. Mes su Edmundu jau ruošiamės kalėdom, todėl užsisakiau štai tokias eglės šakelės, nors parašyta, kad pušų šakelės. Aš gal jau sakiau, kad dėsiu į dėžę, jo, pasakojau. Ir dar reikės patampyti jas taip pat gražiai, kad jis įskleistų kivis šlakas. Tai visas nelaimingas. Tai va. Tai šakelių tokių daug pripirkau, kaip bus papuošimui ir mums nereikės tikros eglės. Ir dar ten nusipirkau, dar šitiesi va tokius auskariukus pirkau. Man bohemiški dalykai patinka. Dabar eglutėms papuošimus tokius pirkau. Tuoje šentą iš rankų. Tai parodysiu, kas tai yra. Žinau, kad ilgai krapštau ir jums nusivosta žiūrėti, tai visų
pagreitinsiu šitą vietoj. Čia yra apipurkšti šerkšno konkorėžiai. Jie kažkaip įsistatys čia. Jie įsipakuoja, čia yra po suklijuota tik tai. Ir jie įsipakuoja ir visai pridėlioja. Ir ką dar pirkau šitų pirkimų. Štai tokį dalykėlį. Jis nedidelis, bet tai yra šaldytuvo šerkšnui ištirpinti. Ir iš šitus, jeigu jūs mato, čia toks yra, va toks, va. Jis su juo išgramdai šaldytuvo šerkšną. Ir kas čia, tai tiesą sakant, nežinau. Nežinau tikrai, todėl reikia pažiūrėti. Vėl pagreitinu. Ai, čia yra mano piešinys. Aš net pamiršau su kiviuku. Čia piešiniai padarė iš mano nuotraukos. Geras, net buvau pamiršus. Akvarelė, atseit akvarelė. Bet čia, aišku, yra programėlė padaryta ir atspausinta ant medžiagos kažkur. Tai va, grįžom, kivį išprūsiau iš karto, nes buvo kažkur įsiterliojęs ir gaunasi, kad nuėjome 8 km 200 metrų. Tai jeigu priklausytų tik nuo manęs, o aš nemėgstu vaikščioti viena, tai aš dar vakare išeičiau aplink čia namus pavaikščioti, kad būtų kokia 10 km. Bet jaučiu vyras nenorės, tingės, o aš vienas su kiviu tingiu, man reikia kompanijos, tai va. Tai dabar iki kito reportažo. Sveiki, štai ir nauja diena. Dabar aš norėjau pasakyti, ką aš planuoju šiandien padaryti. Tai pirmiausia, aš, aišku, išsimaučiau, jau galima nusimti rankšluostį, dabar atrodo baisiai. Dabar susipurkšiu plaukus nenuplaunamų kondicionieriumi ir įsišukuosiu ir leisiu natūraliai džiūti, kadangi mano trumpi plaukai, jie labai greitai išdžiūsta. Paskui, kai išdžius plaukai, nueisiu iki Maksimos ir priduosiu butelius, nes mes labai mėgstam mineralį Norvil. Jisai nebrangus ir mums skanus, tai prisikaupia labai daug butelių. O paskui reikės truputį pamankštinti kivį. Tai eisim pasivaikščioti su kiviuku, tai aš ir kiviukas. Ir kaip ir paskui grįšiu namo ir jau visi reikalai namuose. Šiandien pagal grafiką, kurį pati nusistačiau, reikia siurbti namus. Tai vat išsiurbsiu namus ir paskui jau kaip ir nusivalius dar dulkės, nieko nebeliks daryti ypatingo, kažko gerklę panežo. Ir jau tada susigalvosiu, ką dar veikti. Kol kas dabar neturiu kitų planų, nes reikalų nėra, kadangi, kaip žinot, nežinot, todėl aš jums pasakysiu, šiandien yra sekmadienis. Tai niekas nedirba, norėjau nueiti ten nusipirkti vieną daiktą, bet nedirba, tai tik tai šiandien toks laisvadienis. O kur čia panėlė? Ai. Nemoku. 00289 21 41 Neteisingas, ne. Kaip čia padaryti? Labai pakankamai.
Jie pasirodė, kad šitas kodas taip pat veikia. Mhm. O aš galvau, kad neveikia ir dabar pasirinkti MK. Laikydysi. Čia žinau, kas yra. Čia yra kėdžių užvalkalai. Tau sakė įsiuntimo kvitą pasiimti. Aha. Davė kvitą? Ar spausdinti kvitą? Nėra? Man nerodo, kad tik pradžia. Ir nieko nėra. Kvitas turi būti. Nedavė kvito. Bet nesvarbu, nes jeigu neturi, tas kvitas reikalingas, jeigu neturi lipduko, man atrodo, tokia atveju. Mhm. Nu, viskas. Tai va, kas nepasakiau. Tai buvo kėdžių užvalkalai, tokie dermantininiai, į kurie reikėjo tas kėdės ardyti, tai aš neapdžiau, nes kėdės reikia atklijuoti, paskui suklijuoti, tai gražinau į temų. Sveiki, dabar yra po 11-15 minučių ir iš pusvalandžio išeinu iš namų į stotelę ir važiuoju į migracijos tarnybą. Kadangi mums dabar daugiau kartų šviečiasi nuvykti į Angliją, šiaip į Aziją ir kitas šalis, ne ES nekeliaujam. Dar nekeliavom, gal kad dar keliausim, tai mums į Angliją reikalingas pasas. Ir kai paskutinį kartą buvome pas Dianą, kur jūs prisimenat turbūt, rodėm vloguose, tai jeigu sumanytumėt nuvykti pas ją, tai reikalingas pasas, nes tapatybės kortelė ne ES šalyse negalioja. Tai va, tai kad praleisti per sieną turiu pasidaryti pasą, nes kai grįžau iš Dianos, iš Anglijos, tai aš kažkur jį nukišau ir nerandu. Ir dabar reikės šiandien kaip ir viską ten užpildyti duomenis, ne duomenis, nu, kur kad dingęs pasas ir panašiai, ir padarys nuotrauką, pirštų antspaudus paims ir greičiausiai po 20 dienų jau turėsiu pasą. Sėdžiu migracijos tarnybai, laukiu, kol pertrauka pasibaigs. Labą dieną. Praeitame vloge jūs manęs prašėte, viena žiūrovė arba žiūrovas prašė, kad aš papasakočiau ką nors į savo Wikipedijoje rašomų straipsnių. Tai šiandien nelabai ilgai, bet papasakosiu apie kalbas. Visos kalbos yra kilusios iš prokalbių, o prokalbė tai yra bendra kalba, iš kurios kilo visos giminingos vėlesnės kalbos. Tai prokalbių yra pasaulyje nemažai, yra, sakykime, Uralo prokalbė, tai tos prokalbės palikuonės yra suomių, estų, vengrų, chantų, mansių, samodų kalbos. Yra kokia austronezinė prokalbė Azijoje arba austroazinė Azijoje prokalbė, kinų tibetiečių prokalbė, o Europoje mes kalbame daugiausiai skyrus vengrų, baskų, suomių, estų kalbas indoeuropiečių kalbomis. Tai indoeuropiečių kalbos kilo iš indoeuropiečių prokalbės. Tai vadinasi buvo prieš 5-3 metų egzistavusi kalba ir tos kalbos vartotojai gyveno Ponto stepės regione. Tai vadinasi prie šiaurinių Juodosios jūros krantų, toje stepėje. Tai buvo indoeuropiečiai, arba kitaip sako, proto-indoeuropiečiai. Ir ta kalba iš pradžių buvo ganėtinai vienalytė, bet paskui atsirado daugiau tarmių, tarminiai skirtumai didėjo ir iš tų tarmių išsirutuliojo atskiros kalbų grupės. Tai pavyzdžiui, dabar mes turime romanų kalbas, tai čia prancūzų, ispanų, italų, portugalų, retoromanų, rumunų kalbos. Arba kita didelė grupė yra germanų kalbos, tai būtų anglų, vokiečių, olandų, švedų, danų, norvegų, islandų ir kitos germanų kalbos. Ir trečia labai didelė grupė tai yra slavų kalbos. Tai čia būtų rusų, baltarusių, ukrainiečių, pietų slavų kalbos, serbų, kroatų, lenkų, čekų, irgi dar viena labai didžiulė
kalbų grupė. Yra tokių izoliuotų kalbų, kurios nepriklauso jokiai grupiai, tai pavyzdžiui, albanų kalba arba graikų kalba, nors anksčiau buvo keletas graikų kalbų, giminingų kalbų grupė. Arba dar viena kita armėnų kalba, kuri yra tik tai vienintelė šitoje klasifikacijoje. O lietuvių kalba drauge su latvių kalba priklauso baltų kalbų grupiai. Tai baltų kalbomis anksčiau šnekėta labai didelėje teritorijoje nuo Vyslos vakaruose iki Maskvos rytuose ir nuo Baltijos jūros šiaurėje iki Kijevo pietuose. Dabar yra išlikusios tik tai lietuvių ir latvių kalbos, o anksčiau baltų kalbų grupiai priklausė ir žiemgalių, kuršių, sėlių, jotvingių, vakarų galindų, rytų galindų, prūsų kalbos, o dabar likusios tik tai šios dvi. Ir rytų galindai dar maždaug 13-14 amžiuje gyveno netoli Maskvos, vadinasi Možaisko apylinkėse, ir apie jų kalbą mes nelabai ką daug žinome, tik tai išlikusių žodžių vietinėse rusų tarmėse. Tai vadinasi, baltų kalbos aprėpė kažkada dabartinę Latviją, Lietuvą, dalį šiaurės rytų Lenkijos, tai Baltarusija jau sakiau, Ukrainos beveik pusę, pietinės dalies ne. Tai kaip tos kalbos taip įsirutulioja į atskiras šakas? Atsiranda kažkokių fonetinių, morfologinių skirtumų, tai vadinasi, kinta garsai, kinta galūnės ir susidaro tam tikras junginys artimų tarmių ir paskui tos tarmės dar labiau pakinta ir taip susidaro kalbos. Tai kad indoeuropiečių kalbos yra giminingos tarpusavėje, rodo paprastas pavyzdys. Pavyzdžiui, palyginkime žodį motina arba šiek tiek pakinta reikšmės žodžių, bet forma išsilaiko panaši moteris. Tai anglų mother, vokiečių mutter, ispanų madre, arba rusų materį, motinos, latvių mat ir lietuvių moteris. Tai kažkada visi šitie žodžiai reiškia būtent motina, lietuvių kalboje šiek tiek pasikeitė reikšmė. Ir tokių žodžių yra daug. Ir nustatant kalbų giminingumą yra svarbu atskirti skolintas ypatybės nuo paveldėtojų. Daug kas sako, kad lietuvių kalba, arba ir baltų kalbos apskritai, bet lietuvių ypač, yra kilusi iš sanskrito arba su juo labai giminingai susijusi, nekilusi, bet labai jau artimos kalbos. Tai yra visų pirma netiesa, nes garsų pokyčiai yra skirtingi įvykę sanskrite, ar apskritai indoiranėnų kalbose, nes sanskritas priklauso indoiranėnų kalboms, o lietuvių ir latvių kalbos baltų kalboms. Ir svarbiausia, kai nustatomas kalbų giminingumas yra ne tiek kažkokios bendrybės iš senovės paveldėtos, bet bendros naujovės. Vadinasi, kokie yra panašumai kintant kalboms, kiek atsirado panašų pokyčių garsyne, kažkokiose galūnėse, kiek atsirado pokyčių panašių sukonstruojant laikų sistemą, sakykime, esamasis, būtasis laikas, būsimasis, o dar yra ir aoristas, ir perfektas, plus pamperfektas, įvairių yra laikų. Tai kiek šios sistemos panašiai kito ir būtent tie pokyčiai rodo kalbų artumą, o ne senos paveldėtos ypatybės. Nes įsivaizduokime paprastai taip. Tarkime, kažkada prieš porą šimtų metų gyveno didelė šeima. Ten buvo kokie 12 vaikų. Ir mirė tėvai ir visiems paliko didelį servizą. Didelį servizą, kur daugybė yra lėkščių, puodelių, lėkštučių, šaukštų, kitų stalo įrankių. Ir visi įsidalino po lygiai. Tarkime, tai buvo. Ir praėjo 100 metų, 200 metų. Ir dabar žiūrime, šitie palikuonys turi vieną lėkštutę, o kiti turi 2 tokias pačias. O dar kiti turi 3, o dar kiti turi po 5 ar po 10 tų pačių lėkštučių, ten įrankių ir puodelių. Tai ar dėl to, sakykime, kad per tuos kelis šimtmečius išlaikė daugiau to servizo dalių, tie pusbroliai arba ten pro kažkokie pusbroliai yra didesni giminės negu tie, kurie tų puodelių ir šakučių neišlaikė. Taip nėra.
Aišku, sakykime, ten sanskrite ir lietuvių kalboje, kadangi abi kalbos labai senoviškos, archaiškos, yra išlikę labai panašių žodžių. Sakykime, naktis arba ten koksai sūnus, padas skamba beveik vienodai abiejose kalbose. Bet tai nereiškia, kad jos yra giminingesnės, o tiesiog jos išlaikė daugiau panašių žodžių arba žodžių formų. Tai čia jų artimo giminingumo nerodo. Jeigu įdomu, tai sanskritas yra artimiausias, vedų sanskritas, seniausiai sanskrito forma Avestos kalbai. O Avestos kalba, tai galima vadinti, iranėnų tokia liturginė, religinė kalba, kuria parašyta jų šventa knyga Avesta. Tai štai, norėjau tiek papasakoti apie kalbas ir ilgai negaištamas šį vlogą baigiu. Užsiprenumeruokite Loretos vlogą. Ate!